Matematika 6 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Skaičiaus apskaičiavimas, kai žinoma jo dalis. Kaip užrašoma skaičiaus dalis? Skaičiaus dalis yra tik dalis skaičiaus. Ji užrašoma paprastąja trupmena arba dešimtaine trupmena. 4/9, 3/7, 0,6, 0,25. Skaičiaus dalį išreiškiame ir procentais, kuriuos galima užrašyti juos atitinkančią paprastąją trupmeną. 1 procentas atitinka 1/100. 25 procentai atitinka 25/100 ir panašiai. Kaip apskaičiuoti visą skaičių, kai nurodyta jo dalis išreikšta paprastąja trupmena? Užduotis. Reikia apskaičiuoti visą skaičių, kai jo dalis, tai yra 3/8 lygų 45. Kaip daryti? Nurodytą skaičiaus dalį 45 daliname iš trupmenos skaitiklio 3 ir padauginame iš trupmenos vardiklio 8. Gavome, jog visas skaičius yra lygų 120. Kaip apskaičiuoti visą skaičių, kai nurodyta jo dalis išreikšta dešimtaine trupmena? Užduotis. Reikia apskaičiuoti visą skaičių, kai jo dalis, tai yra 0,4 lygų 160. Kaip daryti? Dešimtainė trupmena 0,4 užrašome paprastąją trupmeną 4/10. Nurodytą skaičiaus dalį 160 daliname iš trupmenos skaitiklio 4 ir padauginame iš trupmenos vardiklio 10. Gavome, jog visas skaičius lygų 400. Kaip apskaičiuoti visą skaičių, kai nurodyta jo dalis išreikšta procentais? Užduotis. Reikia apskaičiuoti visą skaičių, kai jo dalis, tai yra 4 procentai lygų 88. Kaip daryti? Procentus užrašome paprastąją trupmeną. 4 procentai atitinka 400. Nurodytą skaičiaus dalį 88 daliname iš trupmenos skaitiklio 4 ir padauginame iš trupmenos vardiklio 100. Gavome, jog visas skaičius yra lygų 2200. Ko mokys? Apskaičiuoti visą skaičių, kai nurodyta jo dalis yra išreikšta paprastąja trupmena, dešimtaine trupmena, procentais. Žvilgtelk dar atgal. Perskaityk ne vieną kartą. Įsimink. Kaip apskaičiuoti visą skaičių? Atsakyk į klausimus. Kaip apskaičiuosi visą skaičių, kai nurodyta jo dalis išreikšta paprastąja trupmena? Kaip apskaičiuosi visą skaičių, kai nurodyta jo dalis
išreikšta dešimtainė trupmena. Kaip apskaičiuosi visą skaičių, kai nurodyta jo dalis išreikšta procentais? Jei atsakei į šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis. Atlik užduotis. Pasitikrink. Apskaičiavus, turėjai gauti šiuos skaičius: 420, 30, 300. Jei tavo atsakymai tokie, puiku, šauniai padirbėjai.